Mario Mazzoleni, katalikų kunigas sutinka Saibabą. 6 skyrius, pirmieji žingsniai avataro link. Aš pats rūpinsiuosi savo avimis ir jų ieškosiu. Kaip piemuo rūpinasi savo kaimenę, kai jo kaimenės avys yra išblaškytos, taip ir aš rūpinsiuosi savo avimis. Išgelbėsiu jas iš visų vietų, kur jos debesų ir tamsybės dieną buvo išblaškytos. Iš Ezekielio knygos. Atradus Saibabą, geriausia yra jį studijuoti. Niekas gyvenime nesuteikė man tiek džiaugsmo ir palaimos, kiek šios asmenybės studijavimas. Tai neeilinis dalykas. Mokykloje mane vertė nagrinėti tokių asmenybių kaip Napoleono, Kavouro, pirmojo Italijos ministro pirmininko, Mazinio, Italijos filosofo ir politiko, senovės Romos imperatorių ar popiežių gyvenimus. Jie man kėlė nepakeliamą nuobodulį ir didelį norą kuo greičiau sprukti iš pamokos. Bet kai pasišvenčiau Saibabos darbų studijoms, jo mokymui, niekada nejaučiau nuovargio, net skaitydamas apie dalykus, kurie man jau buvo žinomi arba maniau žinas. Iš tikrųjų, visada šis darbas man būna naudingas, nes visuomet pakylėja dvasią ir atgaivina. Nuo tada, kai pirmą kartą sužinojau apie Babą, pastebėjau, kad žmonės niekada nepavargsta apie jį kalbėti. Jie gali valandas pasakoti apie jo dieviškus žaidimus ir stebuklus, jo susitikimus su savo sekėjais, kaip jis pritraukia juos prie savęs ir net užmiršti pavalgyti. Kitas reiškinys, kurį pastebėjau pradėjęs tyrinėti Saibabą, kad kalbos apie jį sušildo ir suteikia energijos. Kartais, prisiminęs jį arba jam charakteringą gestą, taip stipriai susijaudini, kad gali apsipilti džiaugsmo ašaromis, nebent šnekėtumėsi su kuo nors negirdėjusiu apie Saibabą. Dažnai, kalbėdamas apie jį pirmą kartą matomų žmonių akise, pastebiu ašaras, nors jie iki tol buvo gana nutolę nuo tikėjimo ar religijos. Studijuoti Saibabą. Tiems, kurie apie jį žino, tokia mintis atrodys įžūli. Kiekvienas pareiškęs, kad studijuoja Saibabą, gali atrodyti kaip varlė, kuriai pabodo jos skersai išilgai išmaišyta gimtoji bala, ir jis staiga užsimano plaukti į vandenyną, perprasti jo paslapčių. Nors Saibaba pasotina net skeptišką mokslinį žinių troškimą, mano studijos greičiau buvo ne iššūkis jo didybei, bet pastangos daugiau apie jį sužinoti. Kai sutinki žmogų, su kuriuo jauti bendrumą, natūralu, kad kyla noras pažinti to žmogaus gyvenimą. O jei pažintis gerai klostosi, norisi būti ne tik paprastu pažįstamu, trokšti artimos draugystės ir intimumo. Tad man Saibabos studijos pirmiausia reiškia jį pamatyti, tada imtis tyrinėti jo veiklą ir trečia, suprasti jo mintis, jo misiją. Nors įsivaizdavau, kad šiuos žingsnius žengsiu nuosekliai, greitai supratau, kad jie vienas su kitu labai susiję. Nuo tos akimirkos, kai jį pamačiau, ėmė skleistis Saibabos mokymas. Todėl vos jį pamatęs žmogus jau gauna didžiulę dovaną. Tai nėra retorinis teiginys, nes to, ką suvoki jį pamatęs, gali pakakti tavo gyvenimui apversti aukštyn kojomis, bet tai tik mažytė dalelė to, ko tuo metu nesupratai ir kas palengva išaiškės ateityje. Kad galėčiau leistis į nežinomą kelionę, reikėjo gauti kokios nors informacijos. Knygose, kurias turėjau, buvo nurodytas adresas Turine. Manau, tai buvo pirmasis Italijoje įsteigtas SAI centras. Nusprendžiau ten kreiptis ir prašyti smulkios informacijos, kaip nukeliauti į Putapartį. Paprašytas nusiauti batus, įžengiau į jaukią mansardą. Čia buvo labai šviesu.
Gerai matomoje vietoje, pagrindinės sienos viduryje kabėjo didelė Saibabos nuotrauka. Po ja buvo gėlėse skendinčių jo pėdų atvaizdas. Daugybė smilkalų skleidė rytietišką kvapą. Visa tai mane labai nustebino ir iš pradžių sukėlė nerimą. Pamatęs, kad vyrai ir moterys sėdi atskirai, veidu atsigręžę į portretus, gieda nesuprantama kalba, linguodami pagal būgno, cimbolo ir fizharmonijos muziką, aiškiai supratau, kad šios garbinimo formos manęs visiškai netraukia. Kunigui kiekvieną dieną atliekančiam apeigas ir ritualus nelabai įdomus kitų kultų papročiai. Pajutau, kad stačia galva įkritau į kažkokią stabmeldišką sektą, bet savo sprendimo neatsisakiau. Nenorėjau pasiduoti vien dėl to, kad nepatiko išorinė išraiška. Pasiteiravau, ką norėjau sužinoti, ką turėčiau pasiimti su savimi į Putapartiją, ar yra kur apsistoti, koks ten maitinimas. Žodžiu, klausiau to, ką reikėtų žinoti keliaujant į nežinomą vietą, kur gali iškilti buitinių nepatogumų. Patarimai buvo labai paviršutiniški. Man buvo pasakyta pasiimti paklodę, bet labiausiai į atmintį įsirėžė frazė: Svamis griežtai išbando pas jį vykstančius žmones. Svamis yra sanskrito žodis reiškiantis meistrą arba mokytoją. Ir babos sekėjai, kalbėdami apie jį, dažnai jį taip vadina. Ponas, kalbantis su ryškiu pietietišku akcentu, paklausė, ar turiu vibučio, Saibabos materializuotų šventųjų pelenų, apie kuriuos buvau daug skaitęs. Nesitikėjau gauti žiupsnelio tų stebuklingų pelenų dar prieš kelionę į Putapartiją, tad gavęs pakelį pelenų jaučiausi toks laimingas, kad jausmai tiesiog liejosi per kraštus. Žinojau, kad Saibabos ašrame, savotiškame vienuolyne ar šventovėje, kur gyvena Saibaba, neleidžiama valgyti mėsos, žuvies ar kiaušinių. Bijodamas, kad nesugebėsiu ištverti tiek daug gavėnios penktadienių iš eilės, nusprendžiau pabandyti ir vieną dieną lioviausi valgęs mėsą. Daugeliu žmonių šis sprendimas gali pasirodyti nereikšmingas, bet man jis toks nebuvo dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl sveikatos. Ūmi liga, kurią sirgau, pakenkė mano inkstams. Tokiai ligai būdingas uždegimas paveikia medžiagų apykaitą kamuolėlių kapiliaruose. Sutrinka maisto medžiagų pasisavinimas ir kenksmingų medžiagų šalinimas. Trumpai tariant, mano kūnas prarasdavo daug vertingų maisto medžiagų, ypač baltymų, o nereikalingas medžiagas, kurios turėjo būti pašalinamos, sulaikydavo. Mano draugas gydytojas, paguldęs mane savo palatoje, maldavo kompensuoti šį trūkumą specialia, baltymais praturtinta ir sumažintų natrio kiekiu dieta, bent 120 gramų per dieną. Mėsa ir žuvis man puikiai tiko. Iš esmės pakeitus mitybą, mano sveikatai kiltų pavojus. Bet aš vis tiek lioviausi valgęs mėsą ir pakeičiau ją pieno produktais. Nemaniau, kad bus taip lengva ir negalėjau patikėti savo akimis, kai po kelių mėnesių paaiškėjo, jog mano būklė pastebimai pagerėjo, net vartojant mažiau baltymų, gaunamų tik su pieno produktais. Antra priežastis, kodėl nusprendžiau pasirinkti vegetarizmą, tai noras drausminti protą. Buvau daug apie tai skaitęs ir dabar įsitikinau, kad posakis sveikas protas sveikame kūne yra toks pat teisingas, kaip ir jo priešingas variantas – sveikas kūnas sveikame prote. Tyrinėdamas įsitikinau, kad protas yra priklausomas nuo mūsų valgomo maisto cheminės sudėties ir kitų subtilių dalių. Vėliau Saibabos mokyme man pavyks rasti išsamų šio reiškinio paaiškinimą. Iš parapsichologijos studijų žinojau, kad smurtas ir skerdimo metu gyvulių patiriamas stresas nėra tik hipotezė, bet įrodyti faktai atitinkamai veikiantys gyvenimus tų, kurie vienaip ar kitaip su tuo susiję.
Trumpai tariant, valgydamas gyvūną, žmogus pasisavina jo išgyvenimus, baimės, patirtus stresus, priešinimąsi mirčiai, troškimus ir aistras. Žinome, kad net vienoje ląstelėje yra užkoduota visa programa nulemianti būtybės ateitį, aiškiai apibrėžianti jos spalvą, pavidalą ir išvaizdą. Tad ar negalima manyti, kad ląstelėje kaip sėkloje, potencialia savo forma užkoduotas būsimasis būtybės protas, antahkarana, vidinis instrumentas, pagal Sankijos filosofiją, bet kupinas energijos kaip ir sėkla. Žinau, kad šiuos argumentus sunku patvirtinti, bet žmogus juos jaučia intuityviai. Daug yra parašyta ir daug rašoma ginant vegetarizmą. Šiandien net oficialioji medicina palankiau vertina tokią mitybą, pripažindama didelę jos naudą, kai ji taikoma kartu su įvairiais gydymo būdais. Tačiau kūnas negali išgyti vos pakeitus dietą. Jis nėra vien nuostabus cheminis reaktorius, pilnas junginių ir jame vykstančių reakcijų. Kūne vyksta daug daugiau. Jame gyvena dėsnių kūrėjas ir kai protas tampa pakankamai jautrus, kad pastebėtų jo buvimą, dėsniai taip pat gali pasukti kitą kryptimį. Ateityje taip atsitiks ir man, ir daugeliu kitų, nes sutikau savo tyrinėjimų objektą. Turėjau progą pats patirti mėsos poveikį psichikai. Didžiam džiaugsmui tų, kurie mėgsta subalansuoti sąskaitas, turėčiau prisipažinti, kad pasidaviau silpnumui, kuris virto Felix Culpa, laiminga klaida. Būčiau veidmainis, jei versčiau skaitytoją manyti, kad buvau pakankamai stiprus ir ištikimai laikiausi savo sprendimo pasninkauti. Vieną sykį pasidaviau. Tai įvyko tada, kai pradėjau medituoti pagal transcendentinės meditacijos techniką. Transcendentinės meditacijos instruktoriai patikino mane, kad vegetarizmas sukelia įtampą, kurią vis dar turėjau įveikti, ir todėl protas nuolat grįžta prie mėsos valgymo problemos. Man buvo sakoma, kad dar nesu tvirtai apsisprendęs nevalgyti mėsos, todėl užgniaužtas noras vis išplaukia į paviršių. Tikra tiesa, vos sėsdavau medituoti, prieš akis iškildavo sultingi patiekalai, kvepiantys kepti viščiukai ir įvairios dešrelės. Ką daryti? Jei dėl kepto viščiuko visos mano meditacijos nueina niekais, gal geriau pašalinti kliūtį, pažvelgiant jai tiesiai į akis. Po 3 griežto vegetarizmo metų nusprendžiau visam laiku atsikratyti šio noro ir pasisotinti mėsiškais pietumis. Pagaliau liepiau savo nuslopinti kalties jausmą. Valgyti mėsą nėra nusikaltimas. Nėra ko sakyti, kad esu geresnis už kitus mėsėdžius vien todėl, kad esu vegetaras. Tai, ką patyriau, beveik prilygo psichiniam sukritimui. Prisiminiau panašią Gandžio patirtį, apie kurią jis pasakojo savo autobiografijoje. Įtikintas draugo, kad Indija gali išlaisvinti tik mėsą valgančių žmonių ištvermė, pasislėpęs upės pakrantėje jis suvalgė kepto ožiuko, o kitą naktį girdėjo bliovimą sklindantį iš jo krūtinės. Nereikia nė sakyti, aš nesu Mahatma, tik kuklus sekėjas, dėl mitybos įgeidžių nuklydęs į dvasinio kelio kelkraštį ir neturintis tokios kilnios motyvacijos kaip Gandis. Vis dėlto galiu patikinti, kad užuot ramiai mėgavęsis užkandžiu, suleidęs dantis į pasprandę, užuomeną į žinomą pasakojimą apie Ugoliną ir jo sūnus dieviškojoje komedijoje. Šis nieko vertas žodžio laužytojas tą pačią minutę buvo pats sąžinės ir nerimo apgraužtas. Prieš save vis regėjau tą gyvulį gyvą ir mano troškimas, toks viliojantis, kol buvo vien įsivaizduojamas, nuslopo. Labai greitai pajutau poveikį ir fizinį, ir psichinį. Šis maistas daug ilgiau laikėsi žarnyne nei daržovės,
Ir mano uoslė per keletą vegetarinės dietos metų, tapusi labai jautri, užuodė, jog oda skleidžia kepto gyvūno kvapą. Šie pojūčiai buvo nemalonus. Mano psichika taip pat buvo paveikta. Pastebėjau, kad protas, kurio per 3 pasninko metus nebetrikdė nepageidaujamos mintys, dabar kentė mėsos puotos padarinius. Teršiančios mintys vėl ėmė pergalingai grįžti atgal. Tai buvo pamoka. Kaip visada, patirtis būna veiksmingesnė nei įtikinėjimas. Sprendimą pasirinkti vegetarinę mitybą sustiprino dar ir religinis faktorius. Žinojau, kad vykstu į šventą vietą, kur gyvena įsikūnijęs avataras. Atrodė, privalu paruošti kūną tokiam svarbiam įvykiui. 1981 metų antroje rugpjūčio pusėje, po ilgos kelionės lėktuvu, po varginančių laukimų oro uostuose, pasiekiau Putapartiją. Nuo Bangaloro iki Saibabos ašramo dar buvo apie 150 km, kuriuos reikėjo nuvažiuoti taksi. Prireikė 4 valandų įveikti tą atstumą. Kelias buvo siauras ir vingiavo per nesvetingą savaną, nusėtą nedidelių uolėtų kalvų, kurios atrodė kaip iš dangaus nukritę ir tūkstantmečius vėjų gludinti meteoritai. Inkstus skaudėjo taip, tarsi jie būtų plėšomi į gabalėlius. Vairuotojas sustojo įsipilti degalų ir išgerti kavos. Karštis dusino. Vos mašinai sustojus, prie manęs priėjo išmaldos prašantis Elgeta. Tik spėjau jam šį tą duoti, kai aplink mane susispietė būrys kitų Elgetų, tarp jų ir raupsuotojų tiesiančių savo delnus. Atrodė kaip haliucinacija. Keliavau jau 2 dienas. Vakar vakare taksi vairuotojas už kelionę paėmė pinigus, nors už ją turėjo sumokėti kelionių agentūra. Angliškai mokėjau labai mažai ir visiškai nesupratau, ką angliškai kalba indai. Daugiau nebegalėjau tverti, uždariau langą ir apimtas nevilties savęs paklausiau. Po galais, kas atvilko mane į šitą pragarą? Koks beprotiškas sumanimas. Tai buvo išbandymo akimirka. Atėjo laikas apsispręsti, kiek buvau pasirengęs iškentėti dėl svarbiausio dalyko. Net mitologinėse pasakose dažnai pasakojama, jog didieji lobiai slypi paslaptingų griuvėsių požemiuose, saugomi nuožmių žvėrių ir nuodingų gyvačių. Tuos turtus pasiekia tik visas kliūtis įveikęs bebaimis nuotykių ieškotojas. Tačiau šiomis aplinkybėmis nebuvau linkęs filosofuoti ir jei kas nors būtų atskridęs malūnsparnio, pagrobęs mane ir parvežęs namo, būčiau tai palaikęs tikrų stebuklu. Tiesą sakant, ir vyko tikras stebuklas, nes tam tikrą prasme jau buvau pagrobtas ir visiškai negalėjau pakeisti savo sprendimo. Neleisdamas gaišti, kelias vedė mane į aukščiausios ramybės buveinę. Man nieko nebereikėjo daryti, norint sugrįžti į tikruosius namus. Kažkas juk stebėjo mane ir planavo mano grįžimą. Kad ir kaip stengčiausi ištrūkti iš tų gniaužtų, būtų buvę pražūtinga mane paleisti ir tas, kuriam patikėjau savo išganimą, nebegalėjo to leisti. Motina labai myli savo vaiką net ir tada, kai vaikosi jį, norėdamas sugirdyti vaistus, kurių šis kratosi. Tvirtai jį sugriebė ir juos sugirdo. Pagaliau prašanti Nilajamas, Saibabos namai. Ir tikrai, kaip byloja pavadinimas, tai aukščiausios ramybės buveinė. Buvau skaitęs ir įsitikinęs, kad labai sunku pamatyti dieviškąjį mokytoją, bet jei žmogus bando laimę, visada tikisi geriausio. Taip ir atsitiko, nes vos spėjau palikti lagaminus registratūroje, man pranešė, kad netrukus vyks daršanas. Daršanas reiškia matymą ir šiuo žodžiu Indijoje paprastai nusakoma akimirka, kai religinis asmuo pasirodo savo sekėjams.
Prieš kurį laiką Vatikano laikraštyje skaičiau straipsnį apie Pietų Indijos vyskupų susitikimą su popiežiumi. Vienas iš jų, kreipdamasis su įprastu sveikinimu į šventąjį tėvą, savo kalbą pradėjo paminėdamas paskutinį popiežiaus suteiktą daršaną. Net jei tiesa, kaip sakydavo seni žmonės, kad dvasinis palaiminimas gali prasiskverbti pro 7 sienas, tiesą sakant, gali pereiti per bet kokį sienų skaičių. Vis dėlto kiekvienas geras katalikas sekmadieninį popiežiaus palaiminimą mieliau priimtų Švento Petro aikštėje nei per televiziją. Indai taip pat tiki, kad buvimas šventojo akivaizdoje daug veiksmingesnis nei paprastas dvasinis bendravimas. Kol žmogus sugebės prasiskverbti pro kiekvieną pavidalą ir dvasiškai susijungti su beformiu, viskas, kas išorinėme pasaulyje primena Dievą, jam yra naudinga ir todėl turi būti stebima labai atidžiai. Tas, kas jau įveikė visų pavidalų ribas, Dievą gali pasiekti be priemonių ir dvasinių praktikų, bet tik tada, kai jo visiškai nebeveikia pojūčiai. Čia niekam nepavyks gudrauti. Nė vienas negali teigti, kad peržengė išorinių pavidalų ribas, jei vis dar mėgsta skaniai papietauti, pasilepinti prabangioje viloje, trokšta turėti šiuolaikišką automobilį, draugų, suteikiančių trumpalaikį džiugesį. Pojūčių objektų nebetrokštantis žmogus yra pasirengęs susilieti su beformiu. Bet jei jis nors šiek tiek priklauso nuo pojūčių pasaulio, jam reikalingas pavidalas net ir Dievų ieškoti. Prieš 10 metų Prašantinėje jame nesusirinkdavo tokios minios žmonių kaip dabar. Tada nežinojau, koks esu laimės kūdikis, kad galiu turėti tiek erdvės ir galimybių regėti Sai Babą iš taip arti. Šioje šventoje vietoje priešai šventyklą ant smulkaus raudono smėlio sėdėdavo nedaugiau kaip 3 eilės žmonių. Dabar eilių būna daug ir visą teritoriją užpildo žmonės. Skubėjau įeiti į tą plotą, apjuostą ornamentais papuoštą sieną. Priešai stovėjo šventykla, oranžiniu drabužiu vilkinti figūra lėtai ir didingai, kaip aukšto rango šventikas ėjo iš šventyklos. Jo tankius garbanotus plaukus, supančius galvą kaip karūna ar karališkas vainikas, šiureno švelnus vėjelis, vėsinantis drėgną liūčių sezono karštį ir atidengė susirinkusiems jo laiko nepaliestą veidą. Vyrų grupė atrodė kaip balta jūra, moterų pusė margavo vaivorykštės spalvomis. Šventykla buvo rožinės ir žydros spalvų, medžiai tamsiai žali. Šitoje spalvų šventėje, kuri atrodė kaip kerintis sodas, pilnas lelijų ir lauko gėlių, jo apdaras ryškiai skyrėsi iš kitų. Jis buvo skaičiai oranžinis, krintantis tiesiai ir visiškai dengiantis jo pėdas. Tad jis atrodė tarsi amžinas medis, tvirtai įaugęs į žemę. O vėjas, lyg norėdamas padaryti jį dar žavesnį, glamonėjo jo tuniką, priglausdamas ją prie liekno, bet kartu ir stipraus kūno. Ore tvyrojo nenusakoma tyla. Aišku, krankė varnos ir čiulbėjo paukščiai, šen bei ten skraidė papūgos, raižydamos žydrą su greitai praplaukiančiais debesėliais dangų. Bet nepaisant visko susidarė įspūdis, kad čia tvyro didinga tyla. Visi tie paukščiai ir debesys atrodė niekas kitas, tik mūsų nenutrūkstančios mintys, besisukančios nenuilstamų verpetų. Tyla priminė tyrą sąmonę, stebinčią pralekiančias mintis, bet jų nepaveikiamą. Viskas vyko be jokių trukdžių, atrodė lyg laikas liovėsi egzistavęs. Jokių minčių apie šeimą, problemas, nuovargį ar kūno ligas. Jaučiausi pakerėtas tos nežemiškos esybės. Dabar jis artėjo link vietos, kur sėdėjau. Retkarčiais paimdavo laiškus,
ar ranka padarydavo kažkokį judesį, tarsi sakydamas: palauk, rytoj, kantrybės, lik savo vietoje. Sustodavo, pasilenkdavo prie norinčio paklausti ir maloniu nekaltu balsu klausdavo: ką? Tarsi nesupratęs, ar tik dėdamasis nesuprantąs ir lyg norėdamas klausimą išgirsti dar kartą. Kartais jis sustodavo, šiek tiek atsitraukdavo, ore pasukdavo ranką ir joje atsirasdavo balti milteliai, vibutis. Viskas man atrodė normalu, viskas atitiko knygose skaitytus aprašymus. Kol stebėjau jį materializuojantį šventus pelenus, atkreipiau dėmesį, kad man tas veiksmas atrodo įprastas ir mane pribloškė faktas, kad jis manęs neglumina. Kaip taip gali būti, klausiau savęs. Matai kažką neįprasta ir nesistebi. Buvau papiktintas savo paties abejingumo. Jis praėjo pro mane ir plačiai man nusišypsojo, kaip žinomas žmogus nusišypsotų draugui, kurį labai seniai pažįsta ir išskiria iš minios tarsi sakydamas: o, ir tu čia, sveikas. Grįžtelėjau atgal, nes nuogastavau, kad savinosi dėmesį, kuris gal skirtas ne man, juk ką tik atvažiavau, bet man už nugaros nieko nebuvo. Kai jis praėjo, mane apėmė nenusakomas džiaugsmo drebulys, kurį galėjau nuraminti tik ašarų lietumi. Taip, nes mūsų menki kūnai negali pakelti pernelyg didelio džiaugsmo, tad jei nenorime sprogti, privalome jį išlieti. Šalia manęs sėdėjo japonas, o gal tailandietis, džentelmenas, kuris nė kiek nesutrikęs išsitraukė iš kišenės nosinaitę ir oriai pasiūlė ją man. Kiekvienas vykstantis į prašantį Nilajamą puoselėja viltį, kad vieną dieną bus asmeniškai Saibabos priimtas. Aš nebuvau išimtis, bet susidaręs nuomonę apie šį žmogų, permatantį kitų žmonių mintis ir širdis, nedrįsau įsivaizduoti, kad tokia laimė galėtų aplankyti ir mane. Saibaba paprastai priima grupės, kuriuose atsiranda kas nors, drįstantis paprašyti interviu. Šitaip vadinami privatūs susitikimai su Saibaba. Prašyti interviu grupiai atrodė sąžininga ir teisėta. Bet vienam asmeniu reikalauti būti asmeniškai priimtam man atrodė ne tik nederama, bet ir įžūlu. Vieną dieną greta sėdėjęs džentelmenas vardu Franceskas sužinojo, kad esu italas ir pasakė, kad jei būtų pakviesta italų grupė, turėčiau eiti kartu su jais. Mūsų pokalbis buvo tarsi iš anksto surežisuotas. Franceskas tikrai negalėjo žinoti, kad Saibaba vėliau pakvies italų grupę. Kai tą dieną ši nedidelė ir galinga esybė oranžiniu apdaru pasirodė šventyklos tarpduryje, stebėjau kiekvieną jo judesį. Pirmiausia, jis praėjo pro moterų pusę, paskui pro vyrų. Vienas iš jų atsistojo ir kažką sušnibždėjo prašančiu balsu. Saibaba kažko paklausė ir po trumpos pauzės, nukreipęs žvilgsnį į erdvę, pamojo pirštu. Iš to judesio buvo aišku, kad ištartas vienskiemenis angliškas žodis turėjo būti go, eikit. Ir tikrai pamačiau grupelę žmonių, nedelsiant kylančią ir tvarkingai einančią link kambarių šventykloje. Franceskas paėmė mano ranką ir pasakė: eime. Nebuvau tikras, kad elgiuosi teisingai, nuogastavau, kad man įėjus Saibaba paklaus, kas tave kvietė, ir patirsiu žeminančią žinomos Jėzaus alegorijos vestuvių svečio dalią, kai šis buvo šeimininko išmestas, nes nedėvėjo vestuvėms tinkamų drabužių. Jaučiausi kaip mažas virpantis pasiklydęs šunytis, tikėdamasis, kad nė vienam nešaus į galvą išmesti mane lauk. Baba grįžo ir tvirtai įžengė į pokalbių kambarį, o mes sekėme iš paskos. Atsidusau su palengvėjimu. Dabar visi buvome ten,
vyrai vienoje pusėje, moterys kitoje. Laukėme susitikimo su stebukladariu akis į akį. Sai Baba labai paprastai įjungė ventiliatorių ir nuėjo atsisėsti į krėslą kambario kampe. Jis buvo nedidukas ir čia nebetrodė toks didingas kaip per Daršaną. Tarkime, jis buvo labai žmogiškas ir mano smegenys jau pradėjo kurti teorijas. Tai šis žmogus tariamai yra įsikūnijęs Dievas? Jis visai netrodo kaip Dievas. Jis labiau panašus į mažą suktą burtininką. Be jokios abejonės, mano protas, karštligiškai ieškantis patikimų paaiškinimų, jau darė prielaidą, esą žinas, kaip turi atrodyti Dievas. Kitaip nebūtų supainiojęs jo su eiliniu stebukladariu. Geraširdiškai mane kartu atsivedusio draugo šypsena dabar man atrodė įtartinai klastinga. Tikrai nežinojau, kas man darosi. Jo veido oda ypatingai švytėjo ir tik vėliau tai prisiminę supratau, kad mačiau neįprastą gelsvai rusvą spalvą, bet veidą melsvą kaip vidurvasario audros debesis. Jo veidas švytėjo taip, tarsi pro peršviečiamą odą sklistų šviesa. Veidas tikrai nebuvo 56 metų vyro. Jis labiau priminė tyrą ir angelišką paauglį. Vos atsisėdus jam į krėslą, jo akys sustojo ties manimi ir jis paklausė, kaip sekasi. Angliškai kalbėjau prastai, bet šią frazę buvau girdėjęs visuose savo anglų kalbos kursuose ir žinojau, kaip atsakyti. Ačiū gerai. Tai buvo panašu į farsą, kuriame vienas aktorius, tai yra aš, įstrigo ties vienintelę išmoktą frazę. Klausdamas Sai Baba buvo šiek tiek palinkęs į priekį, tad truputį atsilošė su tokia veido išraiška, kuri turėjo reikšti tikrai, o aš kramčiau sau liežuvį, kad taip kvailai atsakiau. Tada Sai Baba ore pasuko ranką ir iš jos pabiro truputis vibučio, kurį padavė jaunam vyriškiui sėdinčiam dešinėje. Pasukęs ranką dar kartą, sukūrė mažą medalioną ir užkabino sunkiai sergančiam vaikui ant kaklo. Trečioji materializacija buvo žiedas, kurį užmovė ant to vaiko tėvo piršto. Vos per keletą sekundžių ir iš taip arti galėjau matyti, kaip skaisčiai švytėdami tiesiai iš jo rankų kalyklos atsiranda daiktai. Per susirinkusiuosius nuvilnijo jaudulys. Tada jis vėl atkreipė savo dėmesį į mane ir antrą kartą paklausė, kaip sekasi. Pajutau jam didžiulį dėkingumą už suteiktą antrą galimybę ištaisyti savo klaidą. Visiškai neketinau jo prašyti fizinės sveikatos. Išvykau iš Italijos turėdamas labai aiškų tikslą. Žinojau, kad jis gali ne tik valdyti materiją ir gydyti, bet taip pat paliesti žmonių širdis ir parodyti jiems pagrindinį kelią, vedantį į galutinį tikslą. Bet kalbėti prie visų apie savo vidinę būseną ir troškimą gauti nurodymus, kad galėčiau žengti tuo keliu, man atrodė nekuklu. Neturėdamas kito pasirinkimo atsakiau, kad sergu inkstų liga. Taip, pasakė jis, žinau. Ir jis pradėjo smulkiai pasakoti apie mano ligą. Frančeskas man vertė. Jo paskaitos esmė buvo ta, kad neturėčiau jaudintis dėl ligos, kad jis pasirūpins manimi ir kad protas yra visų ligų priežastis. Atsikratyk depresijos, pasakė man, ir negalvok apie ateitį. Šie du patarimai mane labai paveikė, nes puikiai atitiko mano to meto proto būseną. Emociniai pakilimai bei nuosmukiai ir baisi kančia dėl ateities. Klausiau savęs, kodėl tiek daug brangaus laiko jis skyrė problemai, kuri man visiškai nebuvo svarbi. Gal kaip tik todėl, kad pažvelgčiau į ją rimčiau? Kai susitinki su Sai Baba, viskas vyksta tarsi anapus pojūčių. Esi apstulbintas ir nebesupranti, kas vyksta aplinkui. Jo pamokymą supranti tik vėliau, dažnai daug vėliau.
Taigi nors tada nesupratau, kodėl jis pabrėžė mano ligą, kai norėjau paklausti apie dvasinius dalykus, vėliau suvokiau, kad dvasinės drausmės galima įgyti ir pagaliau suvokti tiesą tik tada, kai bus ištobulintas ir prižiūrėtas pagrindinis instrumentas – kūnas. Turėjau pasirūpinti savo kūno, nors skamba tarsi priešingybė, kabutėse paneigdamas jį. Tai yra rūpindamasis juo tik tiek, kiek reikia. Fizinė liga yra moralinės ligos pasekmė ir ji kyla dėl neteisingai suprantamos kūno paskirties, tarsi jis būtų skirtas užgaidoms tenkinti, o netarnautų kaip dvasinės realizacijos instrumentas. Kuo labiau atsiduodi veiklai materialiame pasaulyje, kuo labiau bijai prarasti tą veiklos įrankį, tuo labiau nuo jo priklausai. Gimsta baimė, o su ja ir liga. Baigęs savo pamoką apie mano ligas, Baba atsigręžė į kitus žmones. Vienai moteriai jis pasakė: per Darshaną vis klausėjai, kodėl jis į mane nežiūri, kodėl vis kreipia žvilgsnį kitur. Moteris prisipažino turėjusi tokių minčių ir apsipylė ašaromis. Paskui dar buvo keletas humoristinių pastabų įterptų tarp labai paprastų ir praktiškų pamokymų, pateiktų kuo maloniausių bičiuliškų tonų, o tada jis atsistojo. Sėdėjau nuleidęs galvą, paskendęs mintyse, kurių neprisimenu, ir net nepastebėjau, kad išeidamas Baba žengė visai pro mane ir kad sustoja priešais. Pamačiau prieš save tą oranžinį apdarą, o tada pajutau švelniausią ranką, keliančią mano smakrą, kaip nuliūdusio vaiko, kad pažvelgtų man į akis, o kai mūsų akis susitiko, jis švelniai pliaukštelėjo man per kairįjį skruostą ir pasuko durų link. Visi atsistojome, aplink jį susitelkė nedidelė grūstis. Dabar, kai jau stovėjau ir mačiau jį praeinantį pro mano nosį, supratau, koks jis neaukštas. Jo tankus plaukai tiesiog lietė mano nosį. Buvome labai arti vienas kito. Jo kūnas lengvai brūkštelėjo manąjį ir taip norėjosi jį apkabinti. Buvau nepaprastai laimingas, pats nesuprasdamas kodėl. Ir be didelių ceremonijų, kaip žmogui, kuriam jauti simpatiją ir begalinę meilę, norėjau ištarti: esi toks nuostabus, kad galėčiau tave suvalgyti. Buvome paprašyti susėsti gretimame kambarėlyje. Iš čia Sai Baba kvietė pasikalbėti po kelis žmones. Tarp dviejų kambarių tebuvo tik nedidelė užuolaidėlė, bet nesigirdėjo nė mažiausio murmesio žodžio ar kvėptelėjimo. Tarsi ši trapi pertvara būtų tapusi šarvuotomis durimis. Žmonės grįždavo susijaudinę, pasikeitusiais veidais. Paskui Baba paėmė krepšį, panašų į tuos, kuriuos kaimo moteris nešasi apsipirkti, saujomis traukė iš jo pakelius vibučio ir dalino mums. Išėjome širdyje neždamiesi tylą. Buvome panašus į žmonės pakviestus į puotą, o dabar grįžtančius iš jos pasisotinusius ir apsvaigusius nuo begalinės meilės nektaro, kurio iki tos akimirkos nebuvome ragavę. Kiti sekėjai stabdė mus, panašiai kaip studentai, kai draugas išeina iš egzamino ir klausinėjo, kaip viskas vyko, ką jis jums sakė, ko klausė, kokie jūs laimingi. Gyvendamas aš rame pastebėjau, kad jo buvimas daro įtakos ir gamtai. Vieną vakarą jau buvo tamsu, o mėnulį dengė debesys. Prieš eidamas į vidų ilsėtis pamačiau didelę vaivorykštę, aiškiai matomą danguje. Niekada naktį nebuvau matęs vaivorykštės. Pagalvojau, gal tropikams tai visai įprastas reiškinys, bet indas, stovintis šalia manęs, grakščiai sudėjo rankas, kaip geba tik indai, ir greitai ištarė: tai vienas iš Babos stebuklų. Kitą dieną visi tik ir kalbėjo apie naktinę vaivorykštę. Vieną dieną per Darshaną, prieš Babai pasirodant iš savo kambarėlio, į mandirą įšoko beždžionė.
Beždžionės yra juokdariški gyvūnai, gebantys pralinksminti žmonės, nes puikiai moka juos karikatūriškai pamėgdžioti. Jei priešais jūs bėga beždžionė, reginys visada būna juokingas ir smagus. Ta akimirka, kai baba išėjo ir pasuko prie laukiančių sekėjų, vienu metu nusileido 2 varnos. Jos atrodė kaip 2 lėktuvų F-16 akrobatinio skraidimo komanda. Leidosi tiesiai beždžioniai ant nugaros, gąsdindamos ir vydamos ją šalin, tad beždžionė pabėgo. Vis dar tęsėsi liūčių sezonas. Nors atrodė, kad oras taisosi, būdavo daug dienų, kai dangų apgaubdavo debesys ir prapliupdavo liūtis. Pastebėjau, kad lietingomis dienomis, kai atrodydavo, kad nebėra vilties sulaukti Daršano, paskutinę akimirką oras pasikeisdavo, nustodavo lyti ir virš šventyklos pasirodydavo mėlynas lopinėlis. Aplink dangus būdavo apniukęs, tamsus, lydavo lietus, bet sekėjai galėdavo įeiti ir ramiai bendrauti su savo dieviškuoju mokytoju. Kitą kartą, tik babai išėjus iš šventyklos, ore pasklido stiprus jazminų kvapas. Nemanau, kad būta sutapimo ir kvapas skleidė jazminų krūmai augantys ašrame, nes daug žmonių pastebėjo, kad vėjas pūtė viena kryptimi, o kvapas buvo jaučiamas visuose mandiro kampeliuose. Šie atsitiktinumai galėtų atrodyti nereikšmingi, bet sudėjus daugybę trumpų pasakojimų ir anekdotinių situacijų, galima susidaryti visą neeilinės tikrovės vaizdą. Nemanau, kad mūsų kasdienybėje įprasta, jog savaitgalio iškyloms visada pagerėtų oras arba per atstumą valdomi paukščiai nuvytų šalin staugiantį ir pamokai trukdantį šunį. Norėtume vis didesnių stebuklų. Pamatę Asyžiaus šventąjį, kalbantį su paukščiais ir tramdantį vilką, norėtume pamatyti jį skrendantį virš stogų, kad patikėtume tuo mūsų jau supančiu stebuklu, kad esame. Jei pamatytume jį skrendantį virš stogų, visada atsirastų bent vienas, kuris paklaustų, kodėl kartu su juo neskrenda ir namas. Ši gamtos tvarka ir yra stebuklas. Žmogus gali prie jos pritapti ir būti jos dalimi, kada panorėjęs. Stebuklas slaptame miško kampelyje kvapą skleidžianti gėlė. Stebuklas gėlą vandenį plukdyti nepailstantis šaltinis. Stebuklas nenustojanti mūsų šildyti saulė. Kai žmonės taip viską sujaukia ir tų privilegijų netenkame, šaltiniai praranda savo tyrumą, saulė nustoja švietusi, o gėlės nuvysta dar prieš pražysdamos. Tada suprantame, kad viskas, ką turėjome, buvo stebuklas. Nesibaigiantis stebuklas yra tai, kad gamta turi milžinišką savisaugos jėgą, neįtikėtiną norą gyventi, stebinančią energiją atkurti viską, ką žmonės sugriauna. Privalome tausoti gamtą, kad ji neišsektų. Žmogus visą kūrinyje galėtų pajungti savo, bet jis to nedaro, nes netiki savo turimą galę. Ta galę žmogus išmaino į ego, netiesioginę jėgą, kurios energija ribota. Jei jis išmoktų darniai gyventi su pasauliu, trokšti didžiųjų kosmoso tikslų, pats kosmosas nusilenktų prie žmogų ir tarnautų jam kaip Dievui. Buvau labai laimingas, kad iš karto galėjau pamatyti Sai Babą, nesitikėjau tiek daug. Pasijutau laukiamas ir supratau, kad tai geras ženklas ateičiai. Iš tiesų po šią saulę nėra blogų ženklų ir viskas, kas nutinka, yra gerai tiems, kurie po ją glaudžiasi. Viskas tampa geidžiama, kai esame šalia nieko nebegeidžiančio žmogaus.